Labas visiems. Surprise, surprise. Mes miške ir mes miško istorijose. Tai šiandien dar viena serija ir šiandien mes kalbėsime apie ūkininkavimą miške. Pats vadovas šiandien su mumis. Sigitas. Tikrai taip. Sigitai, žinojot, kad iš vienos pusės jūsų vardas Sigitas, o iš kitos visiškai kitas žodis – Satigas. Tai taip, bet sutrumpintai iš abiejų pusių Sigis. Iš kurios pusės pažiūrės? Taip. Tai Sigitai, nebereikalo mes šiandieną čia su jumis. Mes esame kirtime, kur turbūt, kad jeigu susitiktume po kokių 10 metų, mes jau stovėtume visai pažengusiose eglutėse ir pušaitėse. Bet šiandien mes veiksme netgi esame matau miškovežį. Tai kas čia atsitiko, kodėl nuspręsta būtent šitos vietos imtis? Pataisysiu, mes matom ne miškovežį, o miško kirtimo mašiną. Taip. Kuri čia dažna klaida beje. Darbuojasi. O kodėl mes čia? Todėl, kad yra dvi priežastys, kodėl mes čia. Šitoj vietoj buvo suplanuota pagrindinio naudojimo biržė, kuri turėjo būti planinė biržė, kurią turėjome įsikirsti. Ir kartu antras dalykas, kuris sukrito... Aš galiu apsimest dabar, kad žinau, ką reiškia žodis biržė, bet... Tai yra, paaiškinsim, tai yra miško plotas, kuriame yra numatytas kirtimas. Jis yra apmatuotas, atribotas, suskaičiuota, kiek jame yra kirstinų medžių, sutvarkyti visi dokumentai, gauti leidimai ir ateita su miško kirtimo technika vykdyti miško kirtimą. Tai kaip ir sakiau, tai yra pirma priežastis dėl to, kad tai yra planuota vieta, o antra, kuri pagreitino šitą visą darbą. Tai kaip matot, mūsų planuotoj biržiai yra labai daug pridžiūvusių eglių. Matau, aš norėjau sakyti, tai jau mišios yra egliai. Tikrai taip? Pykit, nepykit, bet jau jos neišeis mum atgaivinti. Tai čia daugelį jų neišeis jų atgaivinti ir kaip matot, jeigu aplinkui pasižiūrėt, jų tikrai nėra mažai. Sigi, nepykit, jeigu aš jūs Sigitu vadinsiu? Ne. Gerai. Sigitai, turiu klausimą. Šita apskritai sritis, kiek jinai yra imli naujovėm? Tarkim, technologijų pats integravimas į šitą sferą? Tai kaip ir kiekvienoj turbūt srity mūsų gyvenime viskas keičiasi. Taip. Kaip pradžia kažkada buvo kirvis, su kuriuo ateidavo ir nukirsdavo medį. Po to atsirado pjūklas, po to atsirado motorinis pjūklas, o motorinį pjūklą pakeitė kirtimo mašina, kuri su kiekvienais metais irgi tobulėja. Tai dabar žmogų su motoriniu pjūklu miške sutikti jau yra retenybė. Tai bet kokiu atveju tai yra sunkus, pakankamai pavojingas darbas ir tuos darbus keičia technologijos. Tai kaip matot, tolumoje dirbanti kirtimo mašina, kuri yra jau šiuolaikiškas įrenginys, kuris gali savo GPS pagalba susirast atmatuotą biržę, žinot, ką jam reikia, kaip turi tas medis būti supjaustomas, kur sudedama. Visa ta informacija yra tiesiog online būdu perduodama į duomenų serverius. Mes, galima sakyti, tą pačią dieną žinom, kiek yra nukirsta, kas yra nukirsta, kur yra nukirsta. Okay. Tai technologijos, kaip ir visam gyvenime, juda į priekį. Ir kas paskutinis jau dalykas, kaip jau paskutiniu laiku mes visi norim tvaresnio kažkokio tai būdo visiems darbam atlikti, tai jau atsiranda kirtimo mašinos hibridai, kurie turi derinimą tarp vidaus degimo variklio ir elektrinės pavaros. Rimtai? Tikrai taip. Wow. Mes dar jų neturim kol kas kaip valstybės įmonė, bet mūsų kolegos rangovai jau yra įsigiję ir esam matę. Ir aš manau, kad mūsų ateitis lygiai tokia pati. Bus planuojama turbūt pirkti
švaresnės, tvaresnės mašinas, kad galėtumėm dirbti miškuose. Gerai, o kur jom bus pakrovimo stotelė miškuose? Tai yra hybridas, kuris greičiausiai krausis pats nuo savęs, tai kaip ir hybridinė mašina. Jinai kažkiek tai dirba, krauna savo akumuliatorius ir dalį darbo gali tiesiog nuo akumuliatoriaus dirbti. Tai yra kuro sąnaudos, mažesnė gamtos tarša. Sigitai, aš turiu toks turbūt logiškai išplaukiantis klausimas, tai šie metai tokie sausoki, sakykime, karštoki ir sausoki, to lietaus nebuvo daug. Ar nėra tai, kad tai didina išdžiūvusių medžių skaičių? Tai tikrai taip, gerai pastebėjot, šis pavasaris buvo pakankamai sausas, pakankamai šiltas ir tikrai negalim sakyti, kad labai čia jau tokia stipriai padidėjusią, nes ir praeitais metais tikrai turėjom labai daug tos invazijos žievėgraužio, bet šiemet jiems susidarė labai palankios sąlygos plitimui ir tikrai turim tą bėdą, kaip aš manau, kad ir visi Lietuvos miškininkai, ne tik trakų padalinys turi šitą bėdą. O aš norėjau, Sigitai, jūsų paklausti tokio klausimo, čia gal daugiau jau toks asmeniškai jums daugiau būtų. Pavyzdžiui, dabar jūs įsivaizduokit, yra biržė. Turbūt žinot, kas tai yra, nereikia aiškinti. Ir jau aišku, suplanavę, kad ten kirsit, jau ten pasitvirtinę viską. Ir tada atvažiuojat ir matot, kad ten yra žiauri graži šerniukų šeimyna ir jie sustoja ir taip žiūri gailiom akim. Ir šernienė pati, ir vaikai irgi žiūri jūs. Ir toks, Sigitai, tu rimtai iškirsi, ką jis daro? Jo, ir dar šernienė dar skundą parašo, kad šitoje vietoje namus gadinam. Nu, aš manau, kad tuo laiku, kai šernienė su šerniukais ten vaikus ves, mes tikrai nelysim, nes mes turim apribojimus, pavasarinius apribojimus laikotarpiu, ypač su paukščiais, su paukščių perėjimu susijusius, tai 2 mėnesius mes negalim vykdyti tam tikrose teritorijose kirtimų ir tikrai to laikomės. Tai yra susijęs su paukščių perėjimo laikotarpiu, tai gegužį, birželį visi tarpinio naudojimo kirtimai, tai retinimai, namieji kirtimai yra nevykdomi. Jo. Tai tikrai leidžiam ir paukščiam, ir tai pačiai šernieniai, kaip jūs sakot, įsivesti ir įsiauginti vaikus. Taip. Čia beje, bet koks sutapimas su realios asmeniu yra visiškas atsitiktinumas. Ok, gerai, tvarkoj. O pats esate, tarkim, matęs, čia jau daugiau visiškai mano smalsumui patenkinti, išvažiavęs į darbą esate matęs, kaip sukasi, pavyzdžiui, kokie gyvūnai čia jūsų teritorijose, ar ne? Nu tai taip, tai žiūrėti tik tai reikia. Elniai, stirnos, briedžiai, tai reikia žiūrėti, kad nesitrenktum pravažiuodamas, iš tikrųjų. Gyvūnijos yra ir jos tikrai nemažai, miškas gyvas. Gerai. O jūs, pavyzdžiui, kirsdami miškus nepadarysit kaip keista dabar sakyti, meškos paslaugos, bet kad nėra, tarkim, kad gyvūnai bėgioja tada, kai jūs, tarkim, čia kažką kertat ir čia jų buvo vieta miegojimo. Žinokit, gyvūnas, bet koks jis mėgsta saugumą. Aha. Brandžiam medynė, kada jau medžiai yra dideli, medynas išretėjęs, to saugumo jisai turi mažiau. Jo. Ir saugumas jam yra suteikiamas jaunuolyne, kuris yra nedidelis, jis yra tankus, kur tu gali pasislėpti. Taip. Nes atėjus į tokį jau brandų mišką, kai tu matai 500 metrų į priekį, tai briedis už medžio nepasislėps. Taip. Tai šitoje vietoje jie tiesiog gyvena kitose buveinėse tuo laikotarpiu. Ir pasakydami, kad iškertam brandžius medynus ir išvejam iš miško gyvūną, taip nėra, nes tie gyvūnai iš tikrųjų labiau gyvena jaunolynų miškuose, kuriem yra saugiau. Šiaip tiesą sakant, aš per grybavimus, kai mes tėčiu varom, tai aš daugiau žvėrių visokių esu sutikęs būtent jaunolynuose. Ir raudonviršių irgi. Gali būti, todėl kad ten taip auga. Galbūt norit parodyti dabar, kaip čia viskas vyksta. Tai galim pažiūrėti. Keliaujam. Sigitai, žiūrėkit, man visą laiką kyla klausimų. Ženklai miške ir ypač ant medžių nupaišyti visi hieroglifai ir piešiniai. Ką reiškia, pavyzdžiui, toksai?
Čianais, būtent konkrečiu atveju, tai yra paliekamas medis, kurio nenukirsim. Tai jūs pasižymit, ką nenukirsit? Nukirsim, taip. O tai jūs nenorit pasižymėti, ką nukirsit tiesiog? Ten, Supratau. Ten mes, kur kertam, tik tai pasirinkdami tam tikrą medį, mes žymim, ką nukirsim. Šitoje vietoje yra plyno kirtimo biržė, tai yra nukertama viskas ir yra atvirkščiai, yra pažymima tas, ką reikia palikti. Dėl biologinės įvairovės. Tikrai taip, tikrai taip. Kem, aš mokausi, aš visai geras tame. Bet kartais būna tokių ženklų, kurie reiškia, kad kirsit tą medį. Taip, tai dažniausiai būna padedamas taškelis. Taškas ant jo ir jis yra atžymėtas, kad yra būtent kertamas medis, kurį, ne galbūt, o greičiausiai nukirsim, nes jisai kažkodėl tai, gal jisai yra pažeistas, gal jisai užpultas kažkokių kinivarpų, tų žievėgraužių. Tai net ir turbūt tas pats išdžiūvimas, net ir jisaigi nėra dėl to, kad tik saulė tiesiog jį šviečia, jis tiesiog yra... Tai yra dažniausiai tikrai be priežasties medis nenudžiūsta. Jisai dažnaigi būna tada, kai pažeidžia jo sluoksnį visą išorinį... Tai yra tarp žievės ir kaminų ir medienos. Tada jisai džiūt pradeda. Jisai pradeda džiūt, tiesiog suvardo jo visus biologinius procesus, sustabdo ir jisai tada pradeda džiūt. Ok, o dar yra kažkokių ženklų miškuose? Mes visą laiką, bet kur kirsdami medienų, jau kirsdami statom įspėjamuosius ženklus, kurie turbūt turėjom praeidami matyti. Pradžioj yra, kad yra atsargiai kertamas miškas, kad lankytojai žinotų, įvertintų ir tuo laiku, kai iš tikrųjų yra kertamas miškas ir nelabai galėtų ten ateiti, nes tai yra vis dėlto pavojingas dalykas. Operatorius sėdėdamas kabinoj, jisai nemato aplinkui, kas vyksta tiek, kad galėtų pamatyti aplinkui viską. Tai tikrai miško lankytojai, pamatę įspėjamuosius ženklus, turėtų įvertinti savo saugumą, galimybės kažkur praeiti ir, manau, nerizikuoti savo gyvybės sveikatą. Ok. Tai šitie čia yra pagrindiniai dalykai, ar ne? Sužymėti medžiai, kurie kertami arba nekertami, įspėjimai, ar yra dar kažkas, ką mums reikėtų žinoti? Atsižymėm ribas tos kertamos biržės. Jeigu matot, toj pat pusėje yra pusiau lankeliu ir atžymėtas taškelis, tai yra riba, iki kurios vietos bus kertamas miškas. Ten toj pusėje jau nebus lendama. Gerai, o kas čia bus tada? Dabar čia bus kirtimas, kai bus iškirsta viskas ir tada vyks atsodinimas, ar ne? Taip. Pirmiausia, technologija yra tokia. Atvažiuoja kirtimo mašina, nukerta. Kaip matot, turim tam tikrą technologiją. Jis važiuoja viena vieta, tikrai nevažinėjam, kur mums papuola. Tai yra technologiškai nurodyta, kad būtent šitoje vietoje valksmas, vadinamas valksmas, kuriuo mes važinėsim. Tai yra bus ir kirtimas vykdys tuo važiuodamas. Medienos atvažiuos kitas traktorius, kuris išviždinėja medieną iš miško į miško sandėlį, taip vadinama, sudeda. Ir jau po visą biržę važinėti tikrai nieks nevažinėja ir negalima važinėti, nes tai yra vis tiek suspaudžiamas dirvožemis, atkūrimui po to būna sunku paruošti, sunku pasodinti. Tai mes tikrai jau tą technologinį sutvarkymą visą laiką jo laikomės. Ir kaip pastebėt, kaip technologiškai vyksta. Visa mediena pagaminta yra vienoj pusėje sudėta, kaip matot. Kitoj pusėje tai yra šakos, tai yra ne visai šakos, tai yra žaliava biokūrui. Dabartiniu laiku tai yra vienas iš prioritetinių sričių, kur mes tiesiog turim įpareigojimą paruošti tam tikrą kiekį tos žaliavos, pateikti rinkai. Čia yra pati kinivarpa, kuri graužia mūsų eglės. O, jinai čia matau, ne? Taip, jos gyvos, mums reikia kuo greičiau šitą visą medieną iš miško išvežti. Nes pagrindinis ir vos ne vienintelis būdas, kaip sakyt, apsaugot mišką, tai yra tos kenkėjus išvežti iš miško. Ok, perkraustyti jos kažkur kitur. Taip. Sigitai, mes pasižiūrėjom, kaip kertami medžiai. Dabar aš turiu klausimą, kur mes dabar atkeliavom. Tai mes atkeliavom į taip vadinamą miško sandėlį. Tai yra mediena po iškirtimo miške yra suskersuojama ir paskui su technika yra, kaip mes vadinam, pagal
tą, sakykime, savo jau profesinę slengą galbūt, tai yra ištraukimas. Nėra jisai ištraukimas, jisai yra išvežimas gal greičiau. Tai sudedama yra prie privažiuojamo gero kelio, kad galėtų atvažiuoti didelės mašinos, miškovežiai, krautis ir vežti jau pirkėjam galutiniam perdirbimui medieną. Tai čia, kaip matot, didžiulis sandėlys. Aha, aš kitaip sandėlius įsivaizduodavau, tiesą sakant. Laukiai keistą sandėlių vadint. Nu, taip jau išeina. Mes nuo senų laikų taip esam pasivadinę jį turbūt. Ir sunku yra keisti tą nusistovėjusią tokią galbūt, nežinau, tvarką, netvarką. Profesijoje mes žinom, kas tai yra. Miško sandėlys. Sigitai, jūs užsiminėt apie slengą, o galit man duoti kažkokius žodžius, kurių civilis paprastas nežinotų, aš bandysiu paaiškinti, ką tai reiškia. Nu, pabandom. Pabandom. Turim tokį, kaip sakyt, žodį supratimą, tai yra taškavimas. Taškavimas. Taip. Taškavimas yra tas dalykas, kur jūs paišot ant medžių, kurios, pavyzdžiui, reikia nupjaut, kad kitas atėjęs jau matytų, kad jūs pritaškavot. Nu, atsakymas turėtų būti, logiškas iš tikrųjų pagal tą. Bet pas mus trupučiukas kitaip. Taškavimas tai yra jau nukirstų, atvežtų į sandėlį medžių matavimas ir susižymėjimas pas save. Kad suskaičiuot, kiek yra nukirsta, koks tūris ir taip. Ai, taškavimas, man taukavimas pasigirdo. Ok, būčiau atsakęs. Koks dar? Dar vieną. Turim tokią miško taksaciją. Taksavimas, ar ne? Taip, taksavimas. Taksavimas yra, kai pavyzdžiui, urėdas neuždirba pakankamai ir tada dar su miškovežiu papildomai uždarbiauja Vilniui Bolte, tarkim, kažką pavežt gal reikia ar kažkas. Įspūdinga tiesiog. Kažkas link tos pusės? 100% šitoje vietoje. Čia papildomos pajamos yra valstybinių miškų urėdijos. Taip, aš taip įsivaizduoju. Ne visai, aišku, vėl taksavimas tai yra visų medynų įvertinimas. Atėjus žmogui į mišką, jisai tiesiog apžiūri tos medžius, įvertina jų aukštį, diametrus, kas auga. Ir tai yra vienas iš būdų aprašyti ir įvertinti medyną. Ok. Dar vieną, trečią. Ir turim tokį dalyką, vadinam tarą. Tarą? Taip. Kas tai yra? Aš įsivaizduoju, kad kažkur yra milžiniškas medžių taromatas, į kurį jūs įkišat medį ir gaunat atitinkamą kiekį pinigų. Ir vėl beveik teisingai šitoje vietoje. Tai taip, tai gaunami pinigai už tai, bet ne į taromatą, o greičiau į lentpjūvę yra atvažiuojama. Tara tai yra tam tikra medienos rūšis. Kur jau nelabai kur panaudojama. Jo, iš kurios gaminama tiesiog ta vadinama tarinė, kur lentelė. Čia yra visas didysis sandėlys, tai yra tara. Čia tara yra? Taip. Aš galvoju. Jisai šiaip vadinasi tarastis, bet, slengu, kaip sakoma, tara. Geras, šito nebūčiau atsakęs tada visgi. Sigitai, aš norėjau pasiklausti, įvesdamas į šitą temą, kas yra dalykai, kurių mes nelabai matom, nes aš žinau, kad egzistuoja toks dalykas kaip vagystės, pavyzdžiui, medienos. Egzistuoja, kaip ir kiekvienoj vietoje, kaip sakyt, jeigu daiktas nėra gerai padėtas ir gerai apsaugotas, kyla noras kažkam tai jį tiesiog pasisavinti. Bet paskutiniu metu tai jau nėra tokia grandiozinė ir didelė problema. Tikrai vagysčių yra pamažėję ir tai yra vienetiniai atvejai šitoj vietoj. Mes taip pat pakankamai stipriai šituo klausimu dirbam. Tai mūsų visa mediena yra ženklinta spaudais, turėtumėt pamatyti, tas žalias toksai. Tai ant visų yra? Ne ant visų, mes pagal tam tikras taisyklės turim, kaip čia, tam tikrą kiekį medienos turim paženklinti spaudu. Ir jeigu dabar šiandien būtų pavogta ta mediena ir kažkur suradus ją, mes tikrai identifikuotumėm, kad tai yra mūsų. Nes spaudas yra unikalus. Kiekvienas meistras turi savo unikalų vienetinį spaudą. Ir jisai yra ženklinama mediena. Žinot, ką reikėjo padaryti? Turiu geresnį būdą.
Jums reikia, žinot, kaip kapinėse, kai perka gėlės, jas aplašina vašku, jums vašku reikėtų aplašinti. Žinokit, mes kitokį būdą esam kažkada naudoję, tai yra vadinamas GPS-as. Mažiukas įrenginukas, kuris tiesiog prisikala gražiai prie rasto galo. Okay. Ir išvažiavus, tiesiog gali stebėti online, kur tavo mediena važiuoja. O esat kada nors pastebėję? Rimtai? Tikrai. Ką darė? Nu ir suradom netgi, bet čia senais jau laikais. O ką tas žmogus, jisai toksai, oi, sorry, negalvau, kad čia jūsų medis nukirstas. Nu, ne visai taip, bet nu, kai tu ateini ir randi tą visą dalyką, tu, nu, tenka pripažinti, kad pasiėmei ne savo. Mane tai asmeniškai labai liečia, nes mano tėtis kažkada prekiaudavo malkom ir jisai visą laiką pirkdavo medžius su dokumentais, kad būtų. Ir tiesiog sakė, nu bet tai buvo prieš kokius 10 gal metų, sakė, tuo metu buvo žiauriai sunku išsilaikyti, nes tiesiog daug kas neturėdavo jokių dokumentų ir tiesiog pjaudavo, kas ką norėdavo ir, nu aišku, ne visiškai kiek norėdavo, bet labai sunku išsilaikyti, kai tu moki, turi dokumentus, o kažkas tiesiog paima ir... Žinot, šitoj vietoj dėl to pakomentuoti būtų sunku. Valstybiniai miškai visą medieną parduoda tik su dokumentais, tik apskaityta ir net negali būti kalbos apie kažkokio tai dalies ar ten to pardavimą be dokumento nesumokėjus kažkam ar įdėjus į kišenę. Tai... O esat kada nors matęs, tarkim, žmogų, kuris tiesiog atvaręs ir savo nuožiūrą paėmė ir nusipjovė medį kokį nors? Nu, tai taip, kodėl nematė? Matė, yra tų, bet čia, nu, žmogus ateinantis, nu, į mišką atėjęs, jisai tiesiog savo greičiausiai nusikerta tą medį. Nu, jisai argumentuoja tuo, kad jisai išdžiūvęs, jis vis tiek jau neaugs, negyvens. Tai kodėl jūs nekertat, kodėl jūs nenukirtot jo? Tai galiausiai jūs kaltės. Jo, nu, kaip visada. O žiūrėkit, šiaip atrodo, Sigitai, kad tarkim, yra tikrai tokia gal nuomonė, kad ten, tarkim, miškininkai, urėdai, kad viskas kerta medžius tiesiog, lyg tai savaime būtų tik blogas dalykas, tas medžių kirtimas. Bet juk jis neatsiranda iš niekur, jis reikalingas yra prižiūrint mišką ir taip toliau. Kokie yra tie kriterijai, kada galima kirsti, kada jau net ne tai, kad galima, kada reikia kirsti? Tai šitoj vietoj visas mūsų ūkininkavimas yra pagrįstas mokslu. Taip. Tai niekas nekerta medžio, jeigu jisai nepasiekęs yra brandos. Tai brandus medynai. Kitas kirtimo būdas tai yra tarpinis tas naudojimas, kai ateina miškininkas ir besiremdamas mokslo, sakykime, jau nurodymais, mato, kad reikia praretinti, nes jeigu jie visi augs, jie išaugs blogi, jie išaugs kreivas, šleivas tas medis, sustos augimas, tai yra iškertama dalis tų medžių, kurie, nu, atsilieka augime, trukdo vienas kitam. Nu ir paskutinis variantas, kada yra kertama, tai yra pats blogiausias turbūt variantas, kurį mes matom dabar. Kai yra užpuolama kenkėjų, nudžiovinami ir jau tada iš tikrųjų ateini su tuo kirviu, tuo vadinamu, žiūrėdamas ir taisydamas jau gamtos klaidas šitoje vietoje. Gerai, Sigitai, pasižiūrėsim paties darbą, įvertinsim, ar čia yra kinivarpų ar nėra žievėgraužių. Oba! Taip. Ką mes matom? Vabalus. Koks vabalus? Čia nėra tiesiog... Žievėgraužių tipografija. Čia nėra tiesiog būžiai. Čia yra kinivarpas. Gerai, ir žinokit, Sigitai, pykit, nepykit, bet šiandien turim patikrinti bent kokį trečdalį jų. Tai išvažiavus iš miško, tai vos ne vienintelė apsaugos priemonė yra miškų, kad tas visas tą gyvąjį, sakykime, medienos užpulimą, kuris yra užpultas, reikia išsivežti, kad jisai kuo toliau nuo miško. Nes kaip jie veikia, jisai tiesiog pabaigęs įsivedęs vaikus, jisai išskrenda ir ieško naujo žalio medžio, į kurį graužiasi. Bet tai čia lygiai taip pat kaip mūsų šeimyna irgi, absoliučiai. Lygiai ta pati sistema. Nu, gamtoj turbūt panašiai. Jo, užauginamus mes, pavyzdžiui, Vilniui dabar jau irgi ne vieną sudrengėm butą.
Ieškom naujo dabar. Mes iš esmės ne Bartuševičiai, mes Kinivarpos esame. Čia, Sigitai, tai matau, problemų bus jau dabar. Dėl susandėliavimo. Pats nieko nenorit pasakyti. Žinokit, aš taip pasakysiu, jeigu pats pirmas prisipažinsit, bausmė bus mažesnė žymiai. Nu, nežinau, dabar iš pirmo žvilgsnio mediena ant padėklų sudėta. Gerai, Sigitai, visų pirma, jūs nerėkit, padėkit peilį dabar. Atiduosiu. Atiduokit. Dabar atsistokit čia, pasižiūrėkit, kaip jums normaliai. Nu, normaliai. Normaliai? Tačiau taip. Galai vienas nuo kito daugiau 15-20 cm nėra išlindę. Ai, dabar čia toks reglamentas. Taip, tos kaip liniuotės tu niekados nepadarysi. Visi šitie darbai yra daryti su technika. Tai mechaninė ranka viską daro. Tai rankom kraudamas, tai galbūt ir sudėtum vieną idealiai. O šiaip mediena ant padėklų, aukščio turbūt per didelio aukštingumo neviršinam. Neviršinam, ne? Ir manau, kad visai gerai padaryta. Nu, man šitas va tokia įlanka ta ne visai patinka gal, bet manau, kad čia musiet gali likti, negriaunam. Nu, manau, kad nelabai ir sugriausim. Nu, gerai, tvarkoju. Vat ką norėjau sakyti, va šitas man nepatinka. Pakonkretinsit? Nu, dabar kiek? Čia yra kiek jūs galvojat? Apie kokie 7 cm. Nu tai va, tai dar jūs išvengėt bausmės, bet jau žinokit, kad jūs vaikštot, va čia va jūs vaikštot, va čia va vaikštot. Va. Gerai, šį kartą praleidžiam, bet kitą kartą gali būti sudėtingiau, jeigu nebus pateptos. Pasitaisysim. Sigitai, kodėl jūs mane atvedėte į šitą liūdną vietą? Tai aš sakyčiau, kad tik čia yra ne liūdna vieta, čia yra džiaugsminga vieta, nes kaip matosi, atsiranda naujas miškas, gyvybė. Čia yra kirtimai, ar ne? Čia buvęs kirtimas. Ir dabar jau žalia. Kokius 4 ar 5 metus yra atsodinta, atkurta ir kaip matot, labai gražiai nuo apačios prasideda naujas miškas, kuris mūsų turbūt vaikaičiam tik tai bus, aišku, jau brandus, didelis, bet tai yra gamtos ciklas. Kažkada tai augo didelis miškas, jisai nusikirto, pasisodino naujas, užaugs vietą. Aš turiu vieną klausimą, Sigitai, jums. Čia yra mano idėja, kurią aš visur bandau stumti. O kodėl, pavyzdžiui, žmonės tiesiog neužsodina mišku visko? Tarkim, jeigu yra kažkokios nenaudojamos pievos ar kažkas tokio, kodėl mes tiesiog miško ten nepadarom? Tai ne visai teisingai. Nenaudojami tie vadinami niekam daugiau nereikalingi žemės ūkio nepritaikomi plotai yra sodinami. Nes kiekvienais metais valstybinė miškų urėdija įveisia, neatkuria, o įveisia apie 600 hektarų miškų. Tai yra nauji miškai, kurie anksčiau nebuvę, toj vietoje nebuvo augęs miškas. Trakų padaliny mes tiek nenaudojamos žemės jau neturim, mes iki 10-15 hektarų kiekvienais metais įveisiam. Kad jūs čia viską kaimo turizmo sodybom apsistatėte? Tai vat tame ir esmė, kad šitoje vietoje arti Vilnius, arti Kaunas, tos žemės tikrai yra panaudojamos kitom reikmėm. Bet kokiam pasvaly su visa pagarba, tai tikrai galėtų daugiau jie biškiai atsodinti ir pasisodinti. Manau, kad taip ir daroma, ir stengiamasi, ir tikrai įveisiama daug naujų miškų. Mes turim strateginį tikslą padidinti miškingumą Lietuvos. Dabar yra tram 4 kiek? Nepilniai 33, jei gerai atsimenu, ir 8. O kiek mes norim pasiekti? Mes turėtumėm... Šiam 7. Nuo šiam 7 greičiausiai nereikės miestus užsodinti. Aš norėčiau, kad kai važiuoji nuo Antakalnio link Žirmūnų, tokia gatve pravažiuoti reikėtų maždaug. Nu tai viskas turbūt jūsų rankose, jeigu tik tai... Aš tai turiu tikslą. Aš šiaip noriu nusipirkti žemės, tiesiog nenaudojamas ir ten tiesiog miškus sodinti. Labai geras tikslas, labai teisingas, žalias, tvarus. Ačiū. Toj vietoj tikrai skatintinas. Ačiū. Bet sodybą nusipirkom Zarasų rajone, viską iškirtom.
Ne, jokau, Sigitai, nu ko jūs verkit, iš karto jau graudinate. Sigitai, kalbant apie tas gražias akcijas, kuomet yra atsodinami arba tiesiog sodinami medžiai, žinau, kad jūs turite dar užantyje vieną. Tai taip, valstybinių miškų urėdija kiekvieną pavasarį organizuoja nacionalinį miškasodį. Tai visuose 26 padaliniuose yra akcija, kurios metu kviečiam visą visuomenę ateit, sudalyvauti ir pasodinti savo medį. Gal ne vieną, gal daug, nes tokiu atveju ne vienas medelis yra pasodinamas. Tai tikrai visą laiką kviečiam, visus priimam ir tik, labai graži akcija. O reikia savo medį turėti, ar ne? Ne, medį mes tikrai duosim. Jūs duodat medį? Įrankį netgi duosim ir suteiksim vietą, kurioje bus galima pasodinti savo medį. O jau paskui galėsi pasižymėti, kurį medį pasisodinai, atvažiuoti kitais metais pasižiūrėti, kaip jisai auga. Tai balandį, ar ne, tai vyksta? Jo, tai pavasarinis, tai dažniausiai balandžio mėnesį pavasarinio miškasodžio metu. Galit pavadinti Darom mišką. Manau, kad ir nacionalinis miškasodis yra gražus pavadinimas. Gražus, aišku, kad gražus. Tai žiūrėkit, dabar jau Sigitai, mes atkeliavę į kirtimą, žiūrim į tas jau labai jaunutės pušeles ir eglutes. Po kiek laiko mums čia vėl reikėtų susitikti, kad mes jau būtume tokiam ūgtelėjusiam miške? Tai ūgtelėjus miškas, sakyčiau, apie kokius 15 metus jisai bus už mus didesnis. Jau už 15 metų? Taip, jisai bus už mus jau didesnis. Už jūs gal bus didesnis. Manau, kad už abu didesnis. O šiaip ateiti į mišką, tai jau čia mes buvę. Šitoj vietoj pasodinimo buvo ateita, pasižiūrėta ir žolės apipjautos, kad medeliam netrukdytų. Dar po metų ateita, nukirsta, nupjauta avietės kokios, lapuotis, kuris išlindęs stelbė medelį. Ir dabar dar gražiai atrodo. Tai vėl po kokių 2-3 metų vėl reikės ateiti ir padėti tą miškų jauti. O jos po to dar reikia praretinti, ne? Taip. Apie kokius 20 metus prasidės pirmieji kirtimai. O retinam dėl to, kad jie neužstotų vienas kitam, pavyzdžiui, saulės šviesos? Tai yra tiesiog per tankiai susodinti, per tankiai užauga, kitas iki išlenda toks savaiminis koks nors sodinukas ir kaip matosi, dviese, kai konkuruoja dėl vietos, tai yra blogai, jisai vienas kitam trukdo. Tai tiesiog yra prakertama, iškertami atsilikę tie, kurie matosi, kad blogai augantis medeliai ir suteikiama erdvė visai tiems stipresniesiams. Tai jūs, Sigitai, toks biškelį kaip gandras ir savus metus savus paukščius iš lizdo išmetat? Gerai sulyginat, įdomiai. Man patinka tai, kad jūs paneigti negalit. Ir negaliu turbūt taip. Nes iš dalies taip. Pasodinti medeliai ne visi užauga iki brandos. Gerai, o tai jeigu mes, pavyzdžiui, dabar visiškai nieko nedarom, paliekam ir susitinkam už 100 metų, kas čia bus, jeigu nieko nedarysit visiškai? Miškas greičiausiai bus. Tai kaip jisai atrodys, būtų sunku įvertinti. Greičiausiai bus tankus, bus stipriai neužaugęs, gana žemas miškas. Jeigu mes čia nežiūrėsim nieko, galės galbūt kažkuriuo laiku ir kokia lyga įsimest, vadinasi, galės ir pradžiūt. Gerai, tai tada aš išgirdau šiaip iš jūsų vieną gerą labai pasakymą, kad juk gali būti taip, kad užeis kažkokie, pavyzdžiui, vabalai ar kažkas tokio ir tiesiog sugrauš ir išdžiovins tą mišką. Ir jeigu, pavyzdžiui, nebūtų žmogaus įsikišimo, tai tas atgyjimas, pagyjimas arba iš viso galbūt netgi būtų išvengta, jeigu žmogus įsikištų. Tai galbūt išvengti visiškai neišeitų, bet pasiekmes greičiausiai prevencinės priemonės būtų suvaldyta kitaip. Tai gerai, tai ne vilkas, tai jūs esat miško sanitaras. Pavadinkim taip. Ne, aš jūs vis dar gandru vadinu. Sigitai, dar turiu klausimą apie šitą kirtimą, kuris jau dabar yra atsodintas. Čia yra mišrus miškas, ar ne? Taip, pasodinta yra pušis su egle. Ir dar sakėt, kad beržas, jisai yra... Tai beržas kartais yra sodinamas, o dažnu atveju jisai turi savybę užaugti pats. Jisai pakankamai gerai atsikuria savaime. Tai tikrai... Tolimesnis tai greičiausiai bus šita medinė ir beržo priemaiša, kuri užaugs.
Ok, aš turiu klausimą, dabar žiūrėkit. Va tas medis yra išdžiūvęs ar ne? Išdžiūvęs, nu tas, vat, kurį rodo, taip, išdžiūvęs. Va šitas, va, taip, rodo žiūrovų. O kodėl jisai nėra nukirstas? Keli variantai galėjo būti. Galėjo būti, kai buvo kertama. Kai buvo kertama, jisai galėjo būti dar žalias. Ir jisai nudžiūva paskutiniu metu. Okay. Arba kitas variantas, kai jisai yra paliktas tiesiog gamtiniai įvairoviai. Mes kirzdami bet kokį mišką turim prisijėmę įsipareigojimus. Dar pasakysiu, kad mūsų visi valstybinių miškų miškai yra sertifikuoti. Mes turim FSC standartą, pagal kurį ir dirbam. Tai kertant bet kokią biržę, mes privalom palikti biologinės įvairovės medžius. Tai yra tam tikras kiekis medžių hektare. Tai yra paliekami. Formuojama yra dviem būdais. Arba yra pavieniai medžiai paliekami, va, kaip dabar matosi, kad yra ten, arba yra suformuojama vidury kažkur ar pakrašty biržės tiesiog grupelė, kurioje auga ir didesnis medis, ir paliekamas krūmas, sausuolis kažkoks paliekamas, tam, kad išsaugot tą buvusią biologinę įvairovę, kuri buvo tuo metu, kai buvo nukirstas tas miškas. Gerai, ir mes prie jų, šitų medžių, jau nelendam visiškai, tai jiem, taip sakant, gyvens kažkada tai ir numirs savo mirtim. Gerai, o tada klausimas. Tai tas matau, kad nudžiūvęs. O pavyzdžiui, šitas yra nudžiūvęs ar ne? Ne, čia yra žalias. Bet jo tik galva jau, tik galva žalia. Tai pasižiūrėkite į kitus pušynus, pušelės. Jinai formuojasi taip įdomiai, nes eglė šakas turi nuo pat apačios. Jinai prasideda nuo apačios iki viršūnės. Pušis visą laiką žalia šakas ir formuojama yra tik tai viršūniai. Jisai visur, kas palieka, jis nusivalo nuo šakų. Ir ten dar tokia normali visai, čia jau visai tik tai viršūnėlė. Jeigu dabar mano kūno supuvęs būtų tik galva šypsotus, ar jūs sakytumėt, kad aš nėra bėgikas? Supuvus, jinai stovi, jeigu dar jinai stovi, tai vadinasi jinai gyva. Ok, tai ta prasme, pušyje tai, kad yra, nes aš visą laiką atkreipdavau dėmesį, va čia tarkim irgi išdžiūvusios šakos, tai čia viskas tvarkoja. Viskas tvarkoja, tiesiog kad atkrenta ir nudžiūsta, nukrenta. Jeigu kada nors kas nors tai naudos kaip argumentą, kad sakys, kad jau išdžiūvė šitas medis, pažiūrėkite į šakas, ar aš galiu naudotis tik į viršūnę, jeigu jisai yra žalia, vat ir nenukirsta miške yra, va matot, pušelė stovi, jos beveik apsivalusios, vos paskutinis trekžalis tik tai su šakom. Bet tai įdomus irgi geri. O eglės šakos formuojasi nuo pat apačios ir jau... Gerai, jeigu čia būtų eglė, tai jau blogai būtų tada. Jinai taip jau turbūt neatrodytų. Ok, gerai. O palaukit, aš dar turiu klausimą. Gerai, kad susitikau reikiamą žmogų. Kažkada mums kilo diskusija. Ir aš dabar pamiršau, kurią pusę aš atstovavau. Bet aš pateiksiu, jūs pasakysit, kur yra tiesa ir aš turbūt, kad ten buvau. Pušies šaknys yra gilyn. Taip. Ąžuolo šaknys yra paviršiui labiau, ar ne? Jis turi geluonį tokį, man atrodo. Ir kad pušies, ta vadinama inkarinė šaknis, tai tikrai yra. Jinai auga į gilį ir pakankamai giliai įsitvirtinus kaip inkaras. Taip. O paviršinės šakos yra eglės paviršinės šakos. Jos visą laiką įsidėsčiusios va taip. Ir pastebėkit, kada nors miške, jeigu yra jeigu išverstas, tai dažniausiai yra eglė. O jeigu yra nulaužta, tai yra dažniausiai pušis. Jo, nes jos pakrantėgi irgi būna prie jūros, kur vėjas didelis ir jos neišverčiamos, jos nulūžta. Ok. Man atrodo, kad aš šitą ir sakiau. Tai savo ruožtu aš labai sigitai norėjau padėkoti už pravestą ekskursiją pro miškus, pro kirtimus, pro jau atauginėjančius miškus, smagu juos matyti. Ačiū labai, kad papasakojot, dabar žinosiu, kad sandėliai ne tik viduje, bet ir lauke gali būti. Tai ačiū už viską, aš linkiu jums gerų darbų, linkiu gerų vasarų, kad žievėgraužių būtų kuo mažiau, miškai būtų kuo sveikesni. Ačiū jums, kad jūs juos prižiūrit ir linkiu didžiausios sėkmės. Ačiū, savo ruoštu kviečiam visą laiką sudalyvauti mūsų nacionaliniam miškasodį, kad negalvotumėt, kad mes vien tik tai kertam, mes tikrai ir sodinam ir didinam miškus, tai labai malonu buvo. Ačiū už pabendravimą. Ačiū labai, o mes susitiksim kitose miško istorijų serijose. Ate.